Sumontavus gipso kartono pertvaras ir sienas, ateina eilė luboms. Lubas mes galim pasikabinti labai sėkmingai naudojant KNAUF medžiagas. Tai yra profiliai, taip vadinamasis lubinis CD profilis, perimetrinis UD profilis, nonius pakaba susidedanti iš 3 dalių, viršus, apačia ir smeigės, ir 2 lygių susikirtimo detalės susekti profilius skirtingose lygiuose. Žinoma, dar gipso kartono plokštė ir varžtai. Darbus pradedame pažymėdami aukštį, kur bus matuojamos naujos lubos. Tuomet pasimatuojame atstumus ir susikerpame perimetrinį UD profilį. Horizontaliai pritvirtintas profilis pažymi būsimų lubų lygį, tačiau beveik neatliks laikančios funkcijos. Prisukus perimetrinį profilį matuojamės pakabų tvirtinimo vietas. Pakabų kiekis ir montavimo žingsnis priklauso nuo lubų konstrukcijos ir planuojamos apkrovos. Nonijus tipo pakabos vertikaliai tvirtinamos prie juodlubių. Strypai viršuje turi ąsą, jie prisukami arba prikalami prie lubų. Po to užlenkiami stačiu kampu. Pritvirtinus pakabas matuojami ir paruošiami CD profiliai. Nonijus tipo pakabos sukurtos taip, kad jų apatinė dalis lengvai ir užtikrintai įsitvirtina CD profilyje. Belieka pasimatuoti aukštį ir pakabos dalis sujungti kaiščiais, kurie patikimai užsifiksuoja. Sumontavus pirmąją laikančiųjų profilių eilę, matuojami ir sukerpami montavimo profiliai. Montavimo profiliai ties sienomis sukišami į perimetrinį profilį ir su laikančiuoju profiliu sujungiami specialiomis kryžminėmis jungtimis. Jos greitai ir patikimai sutvirtina profilius. Naudojant KNAUF detales, darbas einasi labai sparčiai. Surinkus karkasą atėjo eilė sukti plokštėms. Kad būtų lengviau ir nereiktų laikyti ranko, mes naudosime keltuvą. Dabar jūs matote siaurą plokštę. Tai yra Salenborg plokštė, kurios yra tankis 17,5 kg į kvadratinį metrą. Ją naudosime dėl garso izoliacijos. Prieš sukant plokštės visų perimetrų užklijuojama praslydimo juosta. Plokštės supjaunamos, o su siena besijungiantys plokščių galai nuskutami obliuku, kad į tarpą įsispraustų glaistas. Gipso kartono plokštės dedamos skersai montavimo profilių ir pritvirtinamos savisregiais kas 15-17 cm. Sumontavus pirmąją gipso kartonų plokščių eilę, būtina užglaistyti tarpus. Glaistymui naudojame KNAUF Uniflot. Šis glaistas lengvai paruošiamas. Glaistas mentele įterpiamas į tarpus, tarp plokščių bei visų perimetrų. Siekiant užtikrinti gerą garso izoliaciją, visą perimetrą glaistyti būtina. Glaistui išdžiūvus paruošiamos plokštės ir montuojamas antras plokščių sluoksnis. Naudosime mėlyną plokštę KNAUF Blue. Tai ypač tvirta, mechaniniams poveikiams atspari, priešgaisrinė, drėgmei atspari plokštė. Plokštės tvirtinamos taip, kad pirmojo sluoksnio tarpai persidengtų. Susukus antrą gipso kartono sluoksnį, mes gavome tvirtą konstrukciją. Dabar mums belieka ją užglaistyti, užarmuoti siūles ir paruošti tolimesnei apdailai.